Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Bet rudenį nedažnai, ypatingai tokį vėlyvą rudenį, nedažnai išpuola štai toks pasakiškas oras. Iš viso šiemet ruduo drąsiai galima pasakyti stebuklingas. Šiandien mes prie upės ir kalbėsime apie plūdinę meškerę. Galbūt uždarinėsime sezoną, galbūt ne, nes neaišku, kada bus ledas. Bet žvejoti upėje pakankamai gilioje, ilga baloninė meškerė netaip dažnai išpuola ir mūsų laidai, turbūt ir daugeliu meškeriotojų. O šis žūklės būdas iš tikrųjų pakankamai įdomus, subtilus, turi savo niuansų ir apie tai ši mūsų laida. Ilga meškerė, upė ir čia kimbančios žuvys. Žuklės vieta paruošta, kaip matote, masalai sudėti, gilis pramatuotas, gilis apie maždaug 5 metrus, 4,80, dėl to šiandien naudosime, kaip jau sakiau, ilgą baloninę meškerę, apie 6 metrų, nors gaudysim prie pat kranto. O dabar svarbiausiai paruošti jaukus. Kaip matėte, vienas iš jauko pagrindinių komponentų yra kurmiarausia žemė. Kodėl? Todėl, kad, ne kartą apie tai jau esame pasakoję, atšalus vandeniui žuvis labai greitai prisiryja, nebūna aktyvios, dėl to jaukus skiesime pakankamai daug žemės. Žemės naudosime daugiau nei 2 kg, o jauko apie kilogramą. Toksai bus mūsų santykis. Ir visų pirma, ką reikia padaryti, tai žemę prasijoti per sietą. Gausi labai jauki frakcija, kaip jaukų, kaip smėliukas. Labai puri žemė, be jokių akmenukų, be nieko. Ir būtent šiandien bus pagrindinis mūsų jauko komponentas. Nors kai kam atrodo juokinga, bet net nebejoju, kad jis sudirbs. Kaip jau sakiau, daug jauko nenaudosime, 1 kg. Browningo šiaip iš tikrųjų dabar, tada, kai vanduo atšalęs, reikia galvoti apie labai kokybiškus jaukus. Vienas iš tokių tai yra Browningo Red Roach, kaip tik ir pakankamai įdomus kvapas, skirtas šaltam vandeniui. Žinoma, dadėsim šiek tiek kopra melasos. Vienas iš labai mėgstamų kuojų komponentų, šiandien vis dėlto mūsų tikslas kuojas. Šiaip nesu linkęs maišyti firmų kvapų, ta prasme, naudoti vienos firmos jaukus, kitos kvapus, dėl to taip pat renkuosi Browningą ir specialus kuojinis kvapas, pakankamai daug jaučiasi koriandros, kardamono. Šiaip iš principo reikia dabar bent jau vengti saldžių kvapų, ypatingai saldžių, nes toks yra jau dalykas dabar tas ruduo, kad ypatingai saldžių kvapų žuvis nelabai mėgsta atšalus vandeniui. Vėliau, netgi dar, kai atšals vanduo, mes naudosime ir druską, dabar kol kas jos dar nereikia. Jauką dabar darysime labai šlapę, nes toliau dėsime žemę ir žemę, žinoma, išsausins. Taip kad, žiūrėkite, ant kiek yra sudrėkinamas jaukas, perdrėkinamas tiesiog, o po to žemė absorbuos visą drėgmę. Jaukas padaromas kaip skista grietinė, kaip matote, visiškai atrodo perdrėkintas, visai netinkamas, bet pradėsim dėti žemę ir jisai automatiškai maišydamasis pasidarys reikalingos konsistencijos. Ir žinoma, vėliau vėlgi viską per sietą, tam, kad jaukas būtų, kad ir sunkus nuo žemės, kad ir atrodys perdrėkintas, bet per sietą sutvarkytas jaukas atrodys iš tikrųjų labai apetitingai, pamatysite patys.
Žemę dadėti, dabar atrodo viskas sunku, drėgna, bet palikime 15-20 minučių pastovėti ir jaukas iš tikrųjų išdžius, tą visą tešlą suger žemę ir vėliau pratvinus per sietą jaukas bus pats tas tinkamas darbas. Va, gavome labai gražų purų jauką, tiksliau daug žemės, mažai jauko ir ta žemė yra kvapni. Tai yra svarbiausia. Ir kas dar svarbu, kad jaukas gavosi tamsios, praktiškai žemės juodos spalvos. Kodėl? Todėl, kad, mačiau, kai žmonės čia mėtė šviesų jauką, praktiškai žuvis jiem visai nebekybo. Kodėl? Todėl, kad, koja tokia žuvis, ypatingai rudenį, kad tikrai ant dugno, jeigu bus balta dėmė, šviesaus jauko dėmė, kuris perkat parduotuvėje, jinai tikrai nestovės. Jinai bijos paprasčiausiai to jauko, nes labai gerai matoma plėšrūnai, ir lydekai, ir ešeriai, jeigu valgo nuo tos baltos dėmės. O jeigu jaukas užtamsintas, drąsiai maitinasi, rankioja, ką randa jauke ir kibimas automatiškai būna geresnis. Šiek tiek, tik ne tiek daug, kiek dedame vasarą kukurūzų, kad žuvytė rastų jauke kažką tai, ko gal jai reikia. Šiek tiek perlinių kruopų, bet tik ne tiek daug, kaip jau sakiau, kaip mes dedame vasarą. Tokie akcentukai tame juodame jauke ant dugno jie turėtų vilioti žuvį. Ir aš dar sau drąsiai įdėsiu šiek tiek uodo trūklio lervų. Tai nėra būtina, bet iš principo jos tikrai vėlgi taps veiksmingesnės ir vilios žuvis būtent toksai jaukas, kur dar yra ir mėsytė. Viską išmaišome ir ruošiame jaukui rutulius. Daugelį meškeriotojų galbūt kilus idėja, kodėl viskas yra trinama per sietą. Iš tikrųjų, palyginus paprastai jauką išmaišyta ranka ir per sietą jaukas kur kas puresnis, kur kas vienalytiškesnis, o žvejojant ypatingai dabar vėlyvą rudenį, tai labai svarbu, kad nebūtų jokių jauko gumulų ir žuvis neprisėstų. Kaip matote, jaukiname pradžioj startui apie 6-7 pakankamai didelius jauko rutulius. Jie suspausti įvairiai. Pirmieji 4 pakankamai stipriai, kad pradėtų dirbti ant dugno tik po 15 minučių, tai yra rankų pagalba suspaudžiate jaukus labai stipriai, o kiti 3 pakankamai lengvai, kad jie nuskendė į dugną, iš karto pradėtų purti, pradėtų skirstytis ir iš karto viliotų žuvį. Masalai šiandien naudosime daug pačių vairiausių variantų, tačiau tik žvejybos metu galime įsiaiškinti, ant ko geriausiai kimba žuvis. Vienas iš tokių, ką galime pasiūlyti jum žvejojant rudenį Minijos upėje, tai kukurūzas. Taip, anksčiau prie kukurūzo žuvis visiškai nebūdavo pripratusios. Na, dabar meškeriotojai, kai pradėjo gaudyti žuvis, kuo daugiau, tuo dažniau kukurūzais jie ir jaukina, jį deda ant kabliuko ir žuvis prie jų pripratusios kimba puikiai. Kągi, pirmasis laimikis, plūdės niurktelėjimas ir tokia standartinė rudeninė koja, ne pati mažiausia, ir tai yra svarbu. Žvejant baloninę meškerę, kuri yra pakankamai liauna viršūnėlė, traukti tokią žuvį iš tikrųjų malonu. Daugelis meškeriotojų pasakys, kodėl ne lydekos, kodėl ne ešeriai dabar rudenį. Daugelis meškeriotojų paprasčiausiai mėgsta žvejoti plūdinėmis meškerimis, dėl to šią laidą skiriame jiem apie jaukus, masalus ir apie sistemas, nes kol kas, kol neturime žiemos, iš tikrųjų puikiai galima praleisti laiką su meškerio rankose. Ypatingai tada, kai oras gražus, puikus ir taip sėdėti prie upės išties smagu. Žuvis šiandien kimba pakankamai užtikrintai ir tai tik dar vienas įrodymas, kad jaukas iš tikrųjų sudirba puikiai. Kodėl? Todėl, kad, prieš tai bandėme toje vietoje pravedinėti nejaukinę, pagavome vieną kitą žuvelioką, tačiau jie buvo ypatingai maži. Jauko įmetus į vandenį, kuris dabar kaip tik yra po mūsų meškerės galu, žuvis iš tikrųjų pradėjo kibti viena po kitos. Taip, kad apie jaukinimo sėkmę nekartą esame kalbėję mūsų laidose, bet jaukinti reikia. Tai nėra kažkoks ponų išmislas, kaip sakytų paprasti žvejai, ne, bičiuliai.
Būtent nuo jūsų jaukinimo, jūsų pasirinktos vietos, jūsų sistemos ir priklauso, ką jūs pagausite tą dieną. Gali būti taip, kad šalia žvejojantis per dieną nepagaus nieko. Kodėl? Todėl, kad viskas žvejyboje turi būti pasverta galvoje, na ir prie žūklę mes visi ruošiamės. Galvojame, kokius naudosime jaukus, kokius kabliukus, kokius masalus. Na ir šiandien vienas iš tokių tai kukurūzas su mažaja pinko, tai yra raudona musės lerva. Ir iš tikrųjų tai kaip signalinis masalas, kuris šiandien pradėjo dirbti iš tikrųjų puikiai. Kai šiandien reikaliukai ir kas įdomiausia, kad šiandien bandėme gaudyti pačiais įvairiausiais būdais. Iš principo, jeigu atvažiavai į žūklę, tai tiesiog vienu žūklės būdu, jeigu gaudėsi, tai gali būti taip, kad ir nieko nepagausi. Šiandien ant laidos, tai yra laisvo pravedimo, ten, kur jaukintos žuvis nelabai norėjo kibti. Iš tikrųjų, jos, viskas aišku, ruduo, šaltas vanduo, nors ir oras gražus, bet yra pakankamai atsargi, pakankamai vangi ir matyt, masalo lekiančio palei dugną nelabai mėgsta. Dėl to, kaip matėte, šiandien mes pasidarėm pakankamai didelį gylį, apie 5 metrus, tam reikalinga baloninė meškerė, nes tolimo užmetimo meškerė nieko nebūtumėme padarę. Ir būtent kietų prilaikymų užmeti, švinas nukrenta ant dugno, prilaikai, įtempi plūdę ir tada plūdė virpteli, kritimas ir žuvis yra. Iš tikrųjų pakankamai paprasta, bet rudenį viskas turi vėlgi būti labai plona. Mūsų pagrindinis valas 14-100, pavadėlis 1/10 mm, kabliukas 14, tinka ir 16 ir kaip matėte, visas kibimas kažkodėl vyksta ant kukurūzų. Nors turime pasiruošę begalį įvairiausių masalų, jų ir turi turėti tiek meškeriotojas, kad tikrai sužinotų, ant ko tą dieną kimbo žuvis, galbūt šrytos norės musės lervą, per pietus norės kukurūzą, vėliau kruopą, bet iš principo šiandien čia Minijos upė dirba kukurūzus. Kągi, mes tęsime žūklę. Apie įrankius maždaug viskas. Kaip matėte, svarelių išdėstymas labai paprastas. Vienas slankiantis svarelis, vienas top svarelis ir viskas. Labai paprasta, gaudai, keitiniai gilius, bandai, žodžiu. Žvejybą šiandien neprigaudysime kalną, vis dėlto lapkričio mėnuo, bet pasėdėti prie upės su plūdinė meškerė dar smagu. Kaipgi atrodo kietas prilaikymas, štai dabar jūs jį kaip tik ir matėte. Tai yra, užmetus meškerė yra įtempiama ir plūdė praktiškai stovi vietoje, po truputį leidžiama žemyn. Jaukinti nepamiršti reikia, kaip supratote, šiandien mūsų jaukas tik kilogramas jauko ir beveik 2,5 kilogramo žemio, dėl to net nebejojame, kad žuvis tikrai nepersivalgys. Na, o jaukinant, pastoviai jaukinant, tiesa, jau žvejybos metu reikia galvoti, kaip jūs žvejojate. Jeigu žuvis kimba pakankamai aktyviai, galbūt jauko labai daug mesti ir nereikia, vieną kitą rutuliuką. Na, o jeigu žuvis nurimo, išlaukite pauzę, nepulkite galvodamas apie tai, kad žuvis tiesiog, suvalgia visus jūsų jaukus ir prasitraukia. Taip negali būti, dažniausiai būna tam tikros pauzės ir vienas kitas nedidelis jauko rutuliukas, jokių būdų nepanašus į pelsiną, kuriais mes jaukinome pradžioje, o panašus į graikišką riešutą, vėl sukvies žuvį į jūsų žūklės vietą. Šiandien pagrindė kimba kojas ir Mingės kaimas, ta mažoji Lietuvos Venecija, kur vietoj gatvės upė iš tikrųjų dosnus. Ir kaip kalbėjome su vietiniais meškeriotojais, šis kaimas bus dosnus dar iki pat užšalant. Taip, prieš šalant kuo daugiau link žiemos, to didesnės ir stambesnės kojos kips Minijoje. Kodėl? Todėl, kad iš Kuršių Marijos pradeda plaukti į Miniją, ruoštis čia žiemoti ir jei pamenate, ant ledo čia susirenka žvejoti visa Lietuva. Na, kodėl mes naudojame samtelį? Todėl, kad iš tikrųjų, kaip jau sakiau, gaudame pakankamai plonais valais. Vis dėlto žiemą viską reikia mažinti, ploninti. Jeigu kabliukas, tai kaip jau sakiau, 14-16 numerio, kad vos tilptų kukurūzas, arba tiesiog kukurūzą dedame per šoną. Pagrindinis valas 14-100 mm, pavadėlis 1/10. Taip ir masalas ant labai plono pavadėlio natūraliau plauks, taip ir žuvis, kur kas aktyviau ir paprasčiau galvos apie tai, kad, jūs jos negazdinsite. Dėl to, jeigu jau sugalvojate važiuoti ir žvejoti planais valais, su savim pasimkite graibštą. Žinoma, galima iškelti vieną kitą koją ir 1/10 mm valų, bet kam? Kam kankintis, jeigu gali vykti taip, kad betraukiant tą koją jums nutrūks ir vėl teks susirišti naują pavadėlį, vėl prarastas laikas žvejyboje. Laiką žvejyboje reikia leisti gražiai, gerai ir džiugiai. Ko linkime visiems jums, aplankykite Minijos upę. Čia tikrai žuvis kimba.
tokia šiandien buvo mūsų žuklė, daug negalvojame, kaip sakiau, puikiai praleidome laiką, geras oras, labai viskas tvarkoja ir jeigu sugalvosite, tikrai pabandykite dar uždaryti plūdę, nes meškerės sezoną. Gal neuždaryti, sakau, niekas nežino, kokia bus žiema, bet dabar su meškerė upėje, kai pakankamai aukštas vanduo ir žvejoti sunku, vis dėlto pagauti įmanoma. O tai yra mums visiems meškeriotojams svarbiausia. Netrukus pažiūrėsime, ką šiandien pagavome. Laimikiai, aišku, nebus patys didžiausi, bet svarbiausia jų yra. O jūsų lauks, kaip visada, žuklės naujienos. Sveiki žvejai! Šioje laidoje norėčiau papasakoti apie daiktus skirtus žuklei šaltuoju metų laiku, kada vyrauja jūrinė, vėgėlių ir plekšnių žuklė. O pradėti norėčiau nuo universalaus spinningo dugninės. Šis meškerikotis tinka visoms šio meto žuklėms, tiek vėgėlių, plekšnių, tiek jūroje, nes šis meškerikotis turi net 4 galūnės. Tai yra, jūs galite naudoti kaip dugninę ar kaip jūrinę meškerę, nes šios 4 galūnės yra labai varaus kalibro. Kaip matote, ši žalia galūnė skirta svoriams net iki 3, ar manyčiau net 400 gramų, nes net sunku su ranka sulenkti. Yra ir liaunos galūnės, kada žvejai naudoja šviną iki 50-40 gramų. Žodžiu, tikrai labai universalus kotas žukliai nuo Molo, nuo Palangoje ir Šventoje ir Liepoje, kur žvejai mėgsta žvejoti plekšnės, taip pat puikiai tinkantis meškerikotis vėgėlių žukliai. Kitas patogus daiktas, ypač plekšnių žuklėje, yra štai toks surfinis stovas. Pagrindiniai jo privalumai yra tie, kad stovas yra labai lengvas, lengvai nusinešti iki jūros, nes su mašina neina iki jūros privažiuoti. Kitas dalykas, labai patogus surinkimas, labai greitas surinkimas. Tokį stovą surinkti užima 2 minutės maksimum. Jeigu pasitreniruoti, tai ir minutė. Visi sujungimai, visi fiksatoriai yra labai patogus, kokybiški, tvirti. Tai pasistatę ant smėlio tokį stovą, jūs į jį įsidėsite 2 savo meškerikočius surfiniai žukliai. O kadangi orai tikrai mūsų jau nelepina šilumą, kiekvienoje žukliai praversta štai toks termoso rinkinys. Į komplektą įeina 1 litro termosas, 2 puodeliai, pipirinė druskinė, šaukšteliai, servetėlės. Na ir manyčiau, toks kompaktiškas termoso rinkinys neužims daug vietos bet kurioje mašinos bagažinėje ar jūsų kuprinėje ir pravers bet kurioje žuklėje. Plekšnių ir vėgėlių žuklė, žinoma, neapsieina be valo ir Kormorano firma pagamino specialų valą tokiom žuklėm. Nuo kuom jis ypatingas? Štai, pirmiausia, štai tokia fluorescencinė spalva. Tai ne šiaip su paprastas dažymas, o ši spalva yra ypatinga tuo, kad naktį ar temstant ar švintant, žodžiu, esant blogam apšvietimui, pašvietų su prožektoriu ar tiesiog, jeigu nors truputėlį saulė šviečia, jis labai gerai matosi. Tom teko praktiškai įsitikinti, žuvaujant plekšnės naktį, kada pašvietų su prožektorius labai gerai matote, kur eina jūsų valai. Jeigu, sakysim, paprasto valo beveik nesimato. Beje, šio valo ritinėlė yra suvyniota net 350 metrų, tai priklausomai nuo rytės dydžio, kurią jūs naudojate žuklėje. Tokio vieno ritinėlio užtenka 2 ar netgi 3 rytim. Praktiškas ir netgi būtinas dalykas yra specialūs švinai naudojami taip pat vėgėlių ir plekšnių žuklėje. Kuom jie ypatingi? Mes juos vadiname švinai su ragais. Esmė ta, kad štai taip fiksuojami 4 pleniniai ragai, pavadinkime taip, užmetus nuskendus švinų į dugną. Jūs truputį truktelėt ir šitie taip vadinami ragai užfiksuoja šviną ir jūs galite įtempti valą. O stipriau truktelėjus
štai taip, švinas tie ragai atsilenkia ir jūs lengvai ištraukite jūsų masalą. O štai tokia kaukė praverstų esant stipriam vėjui ar tiesiog esant šaltam orui. Kaukė pagaminta iš presuoto flyso su vidinė, realiai nepraleidžiančia lietaus kvėpuojančią membraną. Štai membrana labai gerai matosi, tikrai labai šilta, teko išbandyti ir Norvegijai, ir praktiškas dalykas ne tik žuvaujant jūroje, kada tikrai yra stiprus vėjas, nes laivą visada pasuka prieš bangą, prieš vėją, kad dreifas eitų pavėjui. Ir taip pat patogus dalykas žmonėms ar žvejams, kurie važinėja buranais, triračiais, keturačiais, nes taip pat yra didelis vėjo pasipriešinimas. Kaukė, kaip minėjau, yra kvėpuojanti su specialia kvėpavimo membrana. Plekšnių žūklėje nepamainomas dalykas yra įvairūs fosforiniai ir ryškus rutuliukai, kurie pagerina plekšnės kibimą, tai yra jau patikrinta laiko. Ir žvejai, kadangi labiausiai perka paprastas, pigiausias plekšninės sistemas, kurios neturi tokių rutuliukų, tai galima įsigyti atskirai štai tokį komplektą, susidedanti iš labai daug įvairaus kalibro, dydžio ir spalvų specialiai skirtų plekšnių žūklei, fosforinių ryškių rutuliukų. Rimtesnės sistemos jau būna surištos naudojant štai tokios masinimo priemonės, o kaip minėjau, paprastos pigios neturi, tačiau tai neužima daug laiko. Perišti kabliuką ir uždėti, sakysim, 1 ar 2 rutuliukus, o kibimas ženkliai pagerėja. Šią savaitę Romadoje vyksta 2 akcijos. Viena iš jų yra, kad perkant žieminį, storą, šiltą, kvėpuojantį Atmos Extreme 2 dalių kostiumą, dovanų gaunate štai puikius angliškus žieminius batus, kurie parduotuvėje kainuoja net 200 litų. Tai puikiai proga ir gera proga gerai pasiruošti žiemai. Antroji Romados akcija skirta Cormoran firmos aukštesnės klasės spininginiai Korkas Super Spin rytai. Kaip minėjau, rytai yra aukštesnės klasės su pastiprintais, stipresniais dantračiais nei turi įprastos rytės. Rytė atlaiko žymiai didesnės apkrovas, nors pati yra gana lengva. Su plačia būgne ryte žymiai lengviau kontroliuoti žuvies pasipriešinimą, nes ypač žuvaujant plonais valais, sakysim, daug kas iš mūsų mėgsta gaudyti mikromasalais, naudodami 0,14, 0,16, 18 valą, tai su tokia ryte jūs žymiai geriau ir užtikrinčiau kontroliuosite žuvies pasipriešinimą. Rytė turi atsarginį būgnelį, turi 4 guolius, kaip jau žvejai pastebėjo, rimti gamintojai nekreipia dėmesio guolių skaičių, žymiai svarbiau yra rytės vidinis mechanizmas, jos dantračiai ir kaip rytė surinkta, o ne prifarširuoti taip vadinamų guolių. Taigi ši puikiai spiniginė rytė šią savaitę kainuos tik 79 litus, sutaupoti net 46. Nepamirškite, prekių kiekis ribotas. Susitiksime Romadoje visoje Lietuvoje. Sudiev. Sauliaus Jokožio didžiausia vakarų Lietuvoje spaustuvė šiemet pristato naujieną. Įsirinkite ir padarykite kalendorių pats savo. Asmeniniai kalendoriai kiekvienam su įspūdingiausiamis gyvenimo akimirkomis. Daugiau www.kalendoriai.lt. Su plūdine meškere mes dar neatsisveikiname, nes iš tikrųjų tikrai nežinome, kaip bus šiemet ir kokia bus šiemet žiema. Pamenu, pernai vasario mėnesį mes puikiai gaudėme plūdinę meškerę ir Minijos upėje, ir ne tik Minijos, ir Nemune, ir visur kibo žuvis. Žinoma, buvo žiemos režimas, kaip ir dabar šiandien mes rodėme jums laidoje, tokius reikia ruošti jaukus, pakankamai, tokius jau subtilius, nemaistingus ir žuvies įmanoma pagauti. Įmanoma jos pagauti ne tik Minijoje, įmanoma pagauti ir Nevėžį, ir Nemune. Ir
Dubysoje yra ir Ventoje, žodžiu, visur. Tik tai reikia tai žūklei pasiruošti. Likime jum irgi puikiai praleisti laiką su plūdinė meškerė. Mes, kaip visada sakom, nei žvyno, nei uodegos ir susitiksim lygiai po savaitės.